Sveiki visi, tinklalaidės kalba klausytojai. Kalendorinė žiemos vidurys, kai tamsa trunka ilgiau nei šviesa, o ir ta šviesa neretai apniukusi yra puikus laikas pasikalbėti ir apie tamsiasias pasakų bei lopšinių pusės, bei ką mums to reikia. Greičiausiai sutiksit, kad dabar žodis pasaka mums asocijuojasi su kažkuo stebuklingu. Pavyzdžiui, girdime tokį palyginimą kaip pasakoja ir suprantame, kad kažkas labai gero, gražaus, bet jei prisimintume visiems gerai žinomą Eglių žalčių karalienę, Vištytę ir Gaidelį, 12 brolių juodvarniais lakstančių, tai nebuvo viskas juose, tai pozityvu ir gerai. Eglė savo vaikus pavertė medžiais, Gaidelis Vištytė išmušė kelią, tėvas sudegino 12 šunų, tiesa vietoj sūnų, net ir lopšinėse, kurios atrodytų pagrindinę funkciją raminti ir suteikti saugumo jausmą, dainuojama: liuliai, liuliai šitų, duos dievulis kitų, šitų numarysim, kitų padarysim. Arba papa, zuikis vaiką lingavo, belinguodams užsnūdo, nuo trinkelės nusprūdo, varnakį iškirto, melnik skūrą nulupo, šiaučius batus pasiuvo. Taigi nebe pagrindo spaudoje gana reguliariai pasirodo nuomonių, kaip vieną ar kitą folklorinį tekstą reikėtų uždrausti skaityti vaikams dėl netinkamo ugdymui turinio. Nes tuose tekstuose išties yra žiaurumo ir smurto, bet ar mums iš tiesų nereikia apie tai kalbėti su vaikais ir ką apie tai mano specialistai? Tad labai džiaugiuosi, kad šiandien studijoje tokį vieną turime ir laidoje svečiuojasi Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto sakytinės tautosakos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja, kuri domisi baimės raiška mūsų kultūroje, Vita Džekčioriūtė. Labas, Vita. Labas, Ernesta. O ją kalbinsiu aš, Ernesta Kazakėnaitė. Vita, kai kviečiau tave pokalbiui į laidą, užsiminiau, kad kalėdiniam laikotarpiui mes norėtume kokios subtilios temos ir buvo tavo pati pirma reakcija, kad oi, mano temos nėra subtilios. Tai mano ta pirma reakcija tokia buvo turbūt pagalvojus, kad subtilumas tai yra švelnumas kažkoks. O tai, ką aš tyriu ir kuo aš domiuosi, tai nėra labai švelnus dalykai turbūt ir aš net vadinčiau tokiu nepatogiu folkloru. Čia dar net gal galima būtų iškelti problemą apskritai, kas yra folkloras ir kaip visuomenėje jis yra įsivaizduojamas. Tai įsivaizduojama, kad tai yra gražios lyrinės dainos arba kažkokie labai smagus dalykai, patogus, bet yra labai daug folkloro, kuris yra bauginantis, kuriame yra obscenikos, tarkim, kuris toks nėra taip lengvai ir patogiai priimamas. Ir tas romantinis įsivaizdavimas, kad folkloras yra tik gražūs dalykai, tai sakyčiau, čia yra ar romantizmo laikotarpio atgyvena, arba dar sovietmečių susiformavęs toks dalykas, kai būdavo eliminuojamas tas nepatogus ar negražus vadinamas folkloras iš apyvartos ir apsimetama, kad jis neegzistuoja. Tai man iš tikrųjų rūpi ta nepatogi folkloro pusė, kuri yra susijusi su baimėmis ir konkrečiai su vaikų baimėmis. Tu vis vartoji šitą savoką, toks nepatogus folkloras, ar ji yra apibrėžta, ar čia labiau toks darbinis terminas? Čia toks darbinis mano pačios sugalvotas terminas, kuris atsirado, tokia atsiradimo istorija buvo. Tarpukariu turėjom tokį tautosakos rinkėją, Antaną Mažiulį, kuris yra aprašęs maumą kaip būtybę. Jis rinko tautosaką Dusetų krašte ir aš nusprendžiau, kad man reikia peržiūrėti visus rankraščius, kuriuos pateikė archyvui tarpukariu Mažiulis ir jo ten komanda turėjo apie 14 žmonių subūręs Dusetų krašte, kurie rinko tautosaką. Nes aš irgi iš pradžių turėjau tokį kaip ir požiūrį, kad va čia va tie gąsdinimai jau toks keistas tautosakos reiškinys, čia kažkoks, niekas jų netyrinėja, čia nelabai kažkam gal įdomu, čia nieks nenori apie tas baimės, kaip ir gal nepatogu šiek tiek kalbėti. Tada, kad tautosaka yra graži, tai yra ten tos pasakos, sakmės, ten geros pabaigos, gražios dainos. Ir aš atsiverčiu Mažiulio rinkinius, kurie ten rinkti kažkurie ten ir 28, 9, 35 ten metais prieš pat karą. Ir aš peržiūrėjau tuos rinkinius ir aš suvokiu, kažkokį iškreiptą požiūrį į tautosaką aš turiu. Nes jinai yra tokia įvairi. Ir čia tiek gali būti negražių dalykų. Ir aš atradau tokį dalyką kaip obsceniška tautosaka. Tai visokios ten talalinės apdainavimai arba Mažiulis ten, tarkim, aprašo irgi Dusetų krašto nedoro elgesio visokius padarinius. Tai, tarkim, ir, nežinau, nesantokinių vaikų atsiradimą ar ten
nėštumo nutraukimus ir panašiai. Ir man taip atsiveria akis, kad ta tautosaka galėjo būti visa. Tas gyvenimas labai įvairus, kad mes turim kažkokį romantizuotą požiūrį į tą tautosaką. Ir aš pagalvojau, kodėl taip yra. Tada pagalvojau, kad sovietmečiu, tikrai apie tai nebuvo kalbama. Visiškai. Ir kad tie tekstai, tarkim, talalinių, kuriuose labai daug obscenikos yra, jie būdavo paslėpiami. Tarkim, įdėta kortelė į kartoteką, bet neišrašytas pats tekstas. Pažymėta, kad toks yra ir viskas. Bet jis pats neišrašytas. Netgi. Ir beje, turiu pasakyti, kad Mažiulio ir jo ten tų bendraminčių rinkusių tautosaką, tas darbas labai profesionaliai atliktas. Kad tai atlikta tarpukariu, bet labai kokybiškai užrašant, kreipiant dėmesį į tautosakos užrašymo kontekstą. Mažiulis pateikęs savo rankraščiuose didžiulius įvadus yra apie tai, ką jis užrašinės, kaip užrašinės ir iš ko užrašinės. Tai kad tikrai ta medžiaga kokybiškai surinkta ir gera, ir jinai yra labai visokia. Ir tada aš galvoju, nes ruošiau ir pranešimą apie tą Mažiulį tarptautiniai vienai konferencijai ir galvoju, ir kaip man tą įvardinti. Kaip man tą įvardinti. Tas buvo taip slepiama, pasirodo, čia to yra tiek daug. Ir, tiesiog kilo mintis, kaip nepatogi tautosaka. Bet dabar aš labai džiaugiuosi, nes mūsų institute yra doktorantas, jau nebe pirmus metus studijuojantis, kurio disertacijos tema būtent yra obsceniška tautosaka. Nes aišku, mes galim užsimerkti ir nematyti tos visumos, bet visuma tai yra tokia ir ta tautosaka, kaip ir gyvenimas visoks būna. Tai gyvenimo atspindys. Vita, aš jau minėjau, kad tu domiesi baimės raiška mūsų kultūroje, esi parašius ne vieną straipsnį, apsigynusi ir disertaciją šitą temą, bet kokie konkrečiai žanrai tave domina? Tai visų pirma mano minėti trumpieji gąsdinimai, tai yra sakinio apimties pasakymai, taip pat sakmės, mitologinės sakmės, jeigu konkrečiau, ir pasakos, bet man netiek svarbus yra patys tekstai, kiek jų pateikimo aplinkybės, pasakojimai, kaip jie išgyvename arba kas buvo įdomu, neįdomu, baisu, nebaisu. Tai turbūt sakyčiau, ir lopšinės, aišku, tos nepatogios, kur paradoksaliai tokios atrodančios. Nenuraminti, o nerimą vaikui sukelti, tarsi iš pirmo žvilgsnio galėtų taip atrodyti, kad galėtų tai būti. Mhm. Vienas naujausių tavo tyrimų yra apie lopšines ir žiaurumus ir smurto motyvus lopšinėse. Ir man pasirodė šitas tyrimas be galo įdomus ir keli aspektai. Tai pirmas mano klausimas galbūt būtų toks, kodėl lopšinėse apskritai yra smurto motyvų, nes tarsi mes lopšinę dainuodami stengiamės nuraminti tą vaiką, kad jisai užmigtų, kad jaustųsi saugus ir staiga tose lopšinėse kalbama, kaip kažkas ten skūrą dyrė ir panašiai. Tai kodėl atsiranda lopšinėse tokių dalykų? Tai visų pirma, turbūt reikėtų pasakyti, kad tos lopšinės atspindi visiškai kitą laikmetį, ar ne? Tarkim, 19 amžių, 20 amžiaus pradžią tą, taip kaip galėtume įvardinti, tradicinę kultūrą, kaimo bendruomenę. Ir tie smurto ir žiaurumo elementai būdingi ne tik lopšinėms. Jie būdingi ir kitai tautosakai, jų pilnai yra sakmėse, jų labai daug yra pasakose. Ir žinoma, lopšinėse, kaip viename iš tautosako žanrų, tai irgi atsispindi. Nors nepasakyčiau, kad daug tų smurtinių motyvų lopšinėse, nes, kaip pati sakei, tai jos skirtos vaikams nuraminti, užmigdyti ir tai atlieka visiškai kitą funkciją. Bet juose taipogi prasiveržia kažkokie kultūriniai klodai, gyvuojanti samprata, kažkokie naratyvai. Taip, ir tu kalbėdama tame straipsnėje išskiri keletą tipų. Tai yra dėl ko jie ten atsiranda, tie visi grasinimai. Dėl tų 3 dalykų. Aš ten išskiriau 3 tipus tų lopšinių. Iš tikrųjų, kai aš pradėjau jomis domėtis, aš tuo metu nagrinėjau trumpuosius vaikų gąsdinimus. Tai tokios trumpos frazės, panašios į tradicinius tikėjimus, kuriuose nusakoma, minima kokia nors mitinė būtybė galinti pakenkti vaikui ir pasekmė. Ir dažniausiai tos pasekmės baisios yra. Ir gal dažniausia ta mitinė būtybė yra baubas, visiems gerai žinoma. Taip. Ten, jeigu nemiegosi, ateis baubas, ten tarkim ir išsineš tave.
besidomėdama tais trumpaisiais gąsdinimais nusprendžiau peržiūrėti vaikų lopšines ir pasižiūrėti, kiek tie gąsdinimai atsispindi tose lopšinėse, nes jau kaip ir kažkur buvau užmačius, kad yra lopšinės, kuriuose minimas baubas. Bet kai peržiūrėjau visą masyvą lopšinių, man užkliuvo toks dalykas, kad tai yra ne tik grasinimai, kad lopšinėse yra ir daug smurto, kas iš šiuolaikinės dienos perspektyvų žiūrint atrodo labai nepriimtina, ko vaikui neturėtume pateikti. Kad yra lopšinės, kur vaikai nuvertinamas ir marinamas. Ir tarsi pamačiau 3 grupės tokias tų tekstų, kurios tarsi ir atspindi skirtingus dalykus ir atlieka skirtingas funkcijas, bet jas apjungia tai, ką jau prieš tai minėjau, kad tai yra nepatogus folkloras. Bent jau iš mūsų dienų perspektyvų žiūrint, tai yra labai nepatogus. Tai pirmoji grupė buvo žinoma tie bauginimai vadinami, tai trumpieji grasinimai įterpti į lopšinių tekstus, kuriuose dažniausiai ir minimas baubas. Ir klausant tą tekstą atrodo, tarsi vaikas yra gąsdinamas, bet pats tekstas taip pateikiamas dainavimo, niūniavimo formai ir visiškai ten neskamba baugiai, jeigu jis yra dainuojamas. Antra tekstų grupė su žiauriais ir smurtiniais elementais, tai daugiausia tekstų turim iš lopšinės tipo ten Zuikis vaiką lingavo ir labai daug variantų yra užrašyta, apie 240 tos lopšinės. Reiškia žinoma visur Lietuvoje. Ir ten tikrai daug smurtinių elementų. Čia tą variantą, kurį pacitavai, čia jau toks kraštutinis. Taip, tai gal pasirinkau jau tokį. Taip, ir aš straipsniui parinkau tokį, kad tiesiog parodyt, kad tikrai buvo tokių nepatogių tekstų visai, bet jie egzistavo. Kam reikalingi tie žiaurumai? Tai čia galima diskutuoti. Tai ten folkloristės, tarkim, tyrinėjusios lopšinės teigia, kad tai pagyvina tekstą, kad tie žiaurumai pateiki humoristinę formą, kad vaikai sudominami. Ir taip pat yra versija, kad iš tikrųjų, kai vaikui pasakojime pateikimi kažkokie žiaurumai ir jis suklūsta, tai skatina ir jo savęs vidinį suvokimą, bei pasaulio suvokimą ir empatijos atsiradimą gali skatinti. Na ir trečioji grupė tekstų, kur yra vaikas nuvertinamas arba netgi marinamas, kaip lopšinėse įvardinama, kad šitas numirs, ten kitą turėsim, taip. Arba šitą išmesim, o kitą ten auginsim. Tai čia jau, man atrodo, daug sudėtingesni dalykai atspindintis iš vis labai archainę pasaulėjautą, kai vaikai labai dažnai mirdavo ir juos reikėdavo kažkaip apsaugoti, rasti būdų juos apsaugoti ir tai yra tarsi maginė priemonė tokia pati lopšinė. Šiaip daug tyrėjų, kurie tyria lopšinės, pastebi, kad lopšinės turi stiprų ryšį su užkalbėjimais, kad vaikui dainuojama tai, ko jam linkima, kas yra tarsi nulemiama jo ateitis. Tai šitie tekstai, kuriuose vaikas pateikiamas arba tarsi kaip niekam tikęs, tai yra toksai kaip pranešimas anam pasauliui, kad jis niekam tikės arba jau numirs ir čia nieko tokio, tarsi jo neverta pasimti, kaip vaiko apsaugos būdas. Man labai įdomus aspektas yra tas, kad nors lopšinės ir turi žodžius, jos yra dainuojamos, bet tie žodžiai turbūt, kaip ir minėjai, jie labiau skirti kažkam kitam. Tai yra arba tam, kuris dainuoja, arba kaip minėjai, kad reikia vaiką apsaugoti, tai tarsi sakyti, kad jis yra labai blogas ir jūs blogos dvasios jo nepasiimkit. Bet vaikai lopšinę girdi labiau būtent tą niūniavimą, dainavimą, kaip ritmą, tokį ritmingą dalyką. Tai man atrodo labai įdomus tie tekstai iš tos pusės, kad jie tarsi yra skirti ne pačiam vaikui kaip tokiam, bet labiau turbūt kažkam kitam. Aš tai sakyčiau, kad net visos šitos bauginančios lopšinės su gąsdinančiais motyvais, su žiaurumo ir smurto elementais, tuo nuvertinimu, jos atlikdavo tą pagrindinę lopšinių funkciją, tai vaiką nuraminti ir užmigdyti. Nes žinoma, kad vaikas nesupranta tų tekstų. Bet jose atsispindi tam tikros prasminės kultūrinės nuorodos. Ir tradicinėms kultūroms yra būdinga, kad tos nuorodos vaikams pradedamos diegti labai anksti, dar daug anksčiau negu tol, kol vaikas jas sugeba taikyti savo gyvenime. Kitas dalykas yra, kad pačios lopšinės, jų tekstai atspindi
to laikmečio kultūrinę sąmonę kažkokią. Ir tekstuose pateikiamos tam tikroje kultūroje vyraujančios prasminės kažkokios nuorodos ir tradicinėms kultūroms būdinga tai, kad tos prasminės nuorodos vaikams yra pradedamos diegti labai anksti, dar ilgai iki tol, kol jie pradeda jas taikyti praktiškai savo gyvenime. Tai yra tarsi toks reiškinys, tu matai kaip kultūros pasaulio suvokimo atspindi per pačius tekstus, bet tai žinoma, kad vaikai tai jų nesupranta. Na ir dar vienas dalykas, kad vaikų tai ne po vieną dažnai būdavo. Ir tai, kas niuniuojama ar dainuojama mažiausiam, aplink esantis girdėdavo didesni, kurie jau suprasdavo, kas yra dainuojama ir tai galima būdavo taikyti jiems ar didaktiniais kažkokiais sumetimais. Ir neseniai mano akį patraukė ir iš tikrųjų šitą pokalbį inspiravo vienas straipsnis spaudoje, kuriame mama piktinosi Egle Žalčių karalienę, nes ji rašė, kad buvau pamiršusi, kokia baisi yra ta pasaka ir vos supratusi, ko mano dukra klauso, aš išjungiau iš karto. Tai man kažkaip įdomu tavo nuomonė šito klausimo, ar tikrai mums reikėtų slėpti tokias pasakas ir jų nepasakoti vaikams. Mano supratimu, tai, ką tu dabar pasakei, tai atsakymas slypi tos mamos žodžiuose. Buvau pamiršusi. Ką tai reiškia, buvau pamiršusi? Aš žinau, kad taip yra. Tik aš kitaip priėmiau ir mačiau tada kažkada. O dabar jau, kai esu suaugusi ir atsakinga už savo vaiką, tai aš jau suprantu kitaip. Bet ar tas vaikas tai priima kaip ta mama? tą visą pasakojimą, patį tekstą, ar kas jame pasakojama, ar jis gal visai kitus dalykus išryškinai, išgrebė iš to teksto, negu mamai atrodo, kad jis išgrebė. Ar tavo tyrimo medžiaga atsispindi, kaip iš tikrųjų vaikai supranta tuos tekstus? Tos kontekstinės tekstų pateikimo medžiagos nėra labai daug, bet šitą pavyko išgriebti, kalbant apie XIX amžiaus pabaigos, XX amžiaus pirmosios pusės laikotarpį. Viena, ką galiu pasakyti, kad tie jau suaugę, kurie pasakodavo savo vaikystės prisiminimus, jie teigia, kad tikrai bijodavo, kad tikrai būdavo baisu, kad bijoti patikdavo. Ir tarkim, tam pačiam pasakojime, atsiminime atsispindi, kad labiausia tai man patikdavo va tie ir tie vakarai, o po to pasakoja, kaip stipriai būdavo baisu. Arba ten buvau jautrus ir nervingas vaikas, bet labai mėgdavau klausytis ten visų sakmių pasakojimų apie raganus ir velnius. Tai kad ta trauka būdavo, tai yra akivaizdu, reiškia vaikam reikėdavo išgyventi tą baimę tokiu būdu. Ir truputėlį gal grįžtant prie to žiaurumo pasakose, tai man iš tiesų iš vaikystės yra išlikęs toks įspūdis, kad pasakose yra daug smurto, nes net ir gerėtis jis griebėsi kalavijo ar kažko ir tada nukauna kraujai ir visa kita. Ir man įdomu, kaip tas pasakas mato specialistai, nes aš labiau jas atsimenu tiesiog iš vaikystės. O ar turi specialistai kažkokių įrankių, ar turi mokslininkai kažkokių įrankių, kad galėtų pasakyti, kad, tarkim, yra daug smurto, mažai smurto, gal iš vis šitaip nevertinat? Čia dabar kilo man mintis, kad prisiminiau vokiečių folkloristą Liucą Riorichą, kuriuo remiuosi savo tyrimuose. Jisai šiaip tyrinėjo ir sakmes, ir pasakas, ir skirtumus sakmių ir pasakų, bet kalbėdamas apie pasakas, jis yra pasakęs, kad nėra nei vienos kitos pasakojimo formos, kuriuose nebūtų tiek daug nukapotų galvų, sukapotų kūnų, sudegintų, pakartų, paskandintų žmonių. Kad iš tikrųjų ten yra toks koncentratas žiaurumo. Bet kita vertus, ar jis yra reikalingas ar nereikalingas ir ką rodo ta žiaurumas ir smurtas pasirodantis pasakose. Visų pirma, tai yra kaip kultūrinis reiškinys. Ir mes, tarkim, vertindami iš šiuolaikinės perspektyvos galim vertinti vienaip. Bet turime suvokti, kad pasakos atsiradusios visai kitų istorinių laikotarpių, visai kitame kultūrinėme kontekste.
galų gale išmanant, reikėtų dar ir išmanyti folkloristiką, kad suprastum, ar ten mitologiją, kad tai yra užkoduoti tam tikri simboliai, kad nebūtinai reikia priimti tiesmukai tam tikrus žiaurumus. Kitas dalykas yra, kad jeigu kalbėti apie tą tokią pirmapradę sąmonę, tai jinai yra tokia kraštutinė, yra gera arba bloga, juoda arba balta. Pasakos yra tie tekstai, kurie visiškai atspindi šitą kraštutinę mąstyseną. Tai yra gėrio ir blogio kova. Ir kadangi yra tik gera arba bloga, tie žiaurumai ir yra pateisinami. Kad gėris nugali blogį ir nesvarbu kokiomis priemonėmis. Galų gale tie žiaurumai dažniausiai neatsiranda šiaip savo. Tai yra bausmė už kažką, už kažkokį nusižengimą. Ir tos bausmės irgi tikrai žiaurios, kurios visiškai sunaikina tą gėrį. Blogį tai yra. Na, taip. Mhm. Ir tikrai yra tokių pasakų, kuriuose gėris yra sunaikinamas. Tai yra pasakų, kurios nesibaigia gerai, kurios neturi gražios, laimingos pabaigos. Ir kaip manai, ko jos mums moko? Žiūrint, apie ką mes kalbam, čia turbūt turi omeny Eglę Žalčių karalienę, ar ne? Galbūt, taip, nes pas mus įprasta manyti, kad tai yra vienintelė tokia išskirtinė pasaka, kuri turi blogą pabaigą. Bet iš tikrųjų pasakų pasibaigiančių blogai būta daug ir daugiau. Ten to paties Liuco Rioricho tyrimai rodo apie, tarkim, Raudonkepuraitę, kur mes įpratę, kaip ten vilko pilvas prapjaunamas, išgelbstima Raudonkepuraitė ir senelė ir sveika. Ji yra, bet jis nagrinėjęs yra, tarkim, kitus variantus Raudonkepuraitės ir daugmaž, jeigu gerai atsimenu, apie 75% šios pasakos variantų turi blogą pabaigą, o ne gerą. Ir Liucas Riorichas kelia mintį, kad greičiausia Šarlis Pero dar 17 amžiui, kai užrašinėjo tas pasakas, jis pabaigė pasaką gerai. Ir jinai taip išplito po pasaulį ir po truputį buvo įprasta manyti, kad jinai taip turi baigtis, bet ten kituose variantuose tai ten iš vis. Močiutės kaulai kaip malkos paliekamos, ten kraujas išpilamas į dubenėlius ir Raudonkepuraitei ten siūloma įgerti. Ten tokia žiauri iš tikro, su kanibalistiniais motyvais. Bet tai yra tiesiog laikotarpio bruožas greičiausiai. Apskritai pasakos labai seni yra tekstai. Man atrodo, kad ten pasakos apskritai toks sudėtingas daugiasluoksnis yra kūrinys, kuriame yra labai archaiškų ir tokių pirminės sąmonės dalykų, kurie klausantis, tarkim, to pasakojimo struktūros ir naratyvo išsisprendžia, tarkim, aktyvuoja žmogaus raidą, transformaciją. Kita vertus, pasakose atsispindi ir realaus laikmečio kažkokie dalykai. Tai tarkim, tos pačios žiaurios bausmės, tai jos irgi, aš manau, susijusios su realybė ir atkeliavo iš to, kai buvo baudžiami nusikaltėliai, kokiomis priemonėmis, tam tikrų laikotarpių, tam tikrose kultūrose. Ir kita vertus dar reikia turėti omeny, kad jeigu ta gyvoji sakytinė tradicija, tai nėra užrašytas tekstas. Pasakotojas tekstą visada galėdavo keisti, pritaikyti prie auditorijos polinkių, poreikių, galų gale savo polinkius ir poreikius kažkokius turėdavo, ką jam atrodavo įdomu pasakoti, ką ne. Tai tie žiaurumai irgi galėdavo varijuoti ir priklausydavo labai nuo situacijos. Nes ir pasakos pradžia dažnai nukelia į kažkokį neapibrėžtą laiką, ar ne, į kažkokią vietą ten už jūrų marių neaišku kur. Ir tai yra toks sukuriamas fantazijos pasaulis ir būtent dėl to turbūt vaikai tuos pasakojimus ir mėgdavo, nes ta baimės patirtis nebūdavo tokia tiesmuka kaip tiesmuka grėsmė. Baimė patiriama per pasakojimą yra visiškai kitaip. Folkloristas Norbertas Vėlius įvardija tai iš vis kaip estetinį baimės išgyvenimą, kuris skiriasi nuo realios grėsmės patirties. Tai būtent tą estetinį baimės išgyvenimą vaikai patirdavo per išplėtoto naratyvo tekstus, kažkiek ir per sakmes, bet daug labiau per pasakas, kurios tarsi ir atsiriboja nuo tikrovės. Veiksmas vyksta ten kažkur, kažkada. O kuo dažniausiai tavo tyrimuose yra gąsdinami vaikai? Tuose trumpuose vaikų pasakymuose vaikai bauginami ir mitinėmis būtybėmis, kad ir tuo pačiu baubu, ir gyvūnais, vilku, meška.
ir žmonėmis, kitais žmonėmis. Ir dažniausia tam būdavo pasitelkiami socialinių paribių atstovai, tai kitataučiai ir elgetos. Ir jie tapdavo tie žmonės ir mitologizuojami, tokie kaip mitiniai personažai, nes ten kokių ubagų, jeigu dažnai gąsdindavo, tai ubagas gali būti ir sutinkamas ir grasinama, kad jis ateis su krepšiu tave išsineš, arba, tarkim, tam pačiam šulinį gali ubagas tupėti ir tave įtrauks. Vaikai būdavo bauginami sakmėmis ir pasakomis, bet tam reikėdavo jau atskiro laiko. Šitas tautosako žanras nėra toksai gal patogus kasdienybėj, kur ten gali frazę pasakyti ir vaikui ten jau sujudinsi vaizduoti ir pasieksi tam tikro rezultato. Sakmėms ir pasakoms reikėdavo atskiro laiko ir tai aišku būdavo, kada žmonės būdavo laisvesni nuo darbų, tai ilgesni, tie tamsesni žiemos, nuo rudens prasidėdavo, tai rudens žiemos vakarai, kai būdavo sekamos pasakos ir sakmės. Na ir ten jau tos būtybės, kuriamis bauginami vaikai, yra kitos. Tai sakmėse dažniausiai figūruoja laumės, nors jos ir trumpuose gąsdinimuose figūruoja. Laumė, ragana gali būti, velnių dažnai gąsdinami. Pasakose dažniausiai minima ragana, gali būti koks nors burtininkas, numirėlis. Galvodama apie kalėdinį laikotarpį, pagalvojau apie kalėdų senelį, kad ir tradiciniuose gąsdinimuose jis yra minimas. Gąsdinimuose? Taip, kad jeigu nesielgsi tinkamai, kalėdų senelis tavo atneš anglių. Vienas iš tavo disertacijos ginamųjų teiginių yra vaikų bauginimas pasakomis ir mitologijomis sakmėmis. Tradicinė lietuvių kultūroje tai yra folkloro praktika, kuria buvo siekiama vaikus pamokyti ir sumažinti jų nerimą. Tai man pasirodė labai įdomu, kad tarsi mes bauginam, kad jie mažiau nerimautų. Visų pirma, jeigu taip įvardinti tiesmukai, tai vaikai bauginami būdavo tam, kad paklustų suaugusiems, tam, kad juos išmokytų tinkamo elgesio, tai yra didaktiniais sumetimais, o tas bauginimas dėl bauginimo gal nebuvo tokia pirminė funkcija, bet iš tikro, kad jinai atliko tam tikrą psichologinį vaidmenį vaikų gyvenime, tai tikrai. Nes ne vienas psichologas teigia, kad baimę prisijaukini ją išgyvenęs. Tai tas bauginimas atlikdavo ir baimės numalšinimo, vaiko nusiraminimo funkciją, nes per tautosaką ta baimė tarsi ir būdavo išgyvenama. Šiaip vaikų baimės tokios būna padrikos, sunkiai įvardyjamos ir tautosaka padeda įasmeninti baimės per tam tikrus mitologinius vaizdinius ir vaikam tada lengviau būna su jomis susidoroti. Na ir šiaip baimės išgyvenimas yra kiekvienos raidos pagrindas. Anot psichologų, tai žinoma, kad vaikystėje, kai ta raida visa yra labai intensyvi, reikalingos visos emocijos. Jos neturi būti slopinamos, kad ir ta pati baimė, nes jeigu jinai bus slopinama, jinai išsiverš kažkokiais kitais pavydalais daug pavojingesniais galbūt vaikui. Tai tuomet sutiktum, kad žiaurių pasakų mums reikia? Aš asmeniškai sutikčiau. Bet irgi čia yra toks gal slidus dalykas, todėl kad kiekvienas žmogus yra individualus. Jautrumas kiekvieno irgi yra skirtingas. Ir tarkim, ne visi vaikai ir turi polinkį baugintis. Ir tai dar priklauso nuo amžiaus, nes tarkim, jeigu atsižvelgti į šiuolaikinės vaikų mitinių baimių praktikas, tas vadinamas šiurpės arba maginės praktikas, kai yra kviečiamos dvaselės, vaikai tą pradeda daryti tik nuo tam tikro amžiaus, o tarkim apie 6 gyvenimo metus. Bet jeigu tam būrelyje vaikų atsiduria jaunesni vaikai, jie savaime pasitraukia, nes tai jiems yra per daug traumuojanti patirtis. Tai aš manau, turbūt ir praeitį labai buvo svarbu, kaip tie vaikai yra bauginami. Mažesni bauginami vienaip, vyresni kitaip. Suaugę tai irgi turbūt ir pritaikydavo, ką vaikui pasakoti, ko nepasakoti, atsižvelgdavo į tai. Ir dar vienas turbūt svarbus dalykas, kad vaikai nebūdavo paliekami vieni. Pasaka arba sakmė tai sekdavo šalia esantis suaugęs, su kuriuo yra užmegztas kažkoks emocinis ryšys, kuriame ta baimė išgyvenama yra saugiai.
Ir man atrodo, kad tirti baimę kaip tokią folkloristui neįmanoma be psichologijos išmanimo, nes čia greičiausiai koja neina šitos dvi sritis. Iš tikrųjų, psichologijos reikia, bet aš visada, kai remiuosi tekstais, žiūriu į tekstus, tiksliau, aš ne tiek į pačius tekstus žiūriu, kiek į aplinkybės, kuriomis jie pateikiami būdavo. Aišku, reikia kažkokių psichologinių įžvalgų, bet visada galvoju, kad man svarbiausia yra pati folkloristika, kad aš esu folkloristė, aš nesu psichologė. Ir aš iš tų tekstų bandau išgriebti mitologinius dalykus ir visus su mitologija susijusius dalykus, kurie pasireiškia per tų tekstų pateikimo aplinkybės. O ką reiškia tekstų pateikimo aplinkybės, kuriamis tu domiesi? Nes tarkim, kaip yra akivaizdu, kad kai yra tekstas ir mes domimės jo turiniu, tai jis yra parašytas. O kaip yra tyriamas ir kaip yra identifikuojamas tas pateikimo aspektas? Tai iš tikrųjų, jeigu kalbant apie vaikų baimės, tai tos medžiagos nėra daug. Nes kai tautosakai jau intensyviau buvo pradėta užrašinėti 19 amžiaus antroji pusėje, buvo užrašomi tik patys tekstai. Vėliau pradėta rinkti informaciją apie pačius pateikėjus, o apskritai į tų tekstų pasakų, sakmių, dainų, tikėjimų, gąsdinimų pateikimo aplinkybės dėmesys buvo pradėtas kreipti tik apie 20 amžiaus vidurį pas mus. Ir tai tik pradėtas. Ir kai pasiėmė, tarkim, rankraščius iš archyvo, labai retai kažkur prie kažkokio pasakos ar sakmės teksto tu rasi prierašą, kaip buvo pasakojama, kada buvo pasakojama, kaip elgėsi pats pasakotojas, kaip jis reagavo į auditoriją ir nereagavo. Tai man labiausia rūpi tokie dalykai. Ir aišku, jeigu kalbant apie vaikų mitinių baimių tyrimus, tai turbūt daugiausia tų aplinkybių ar tos vadinamos kontekstinės tautosakos medžiagos atsiskleidžia atsiminimuose, vaikystės atsiminimuose tiesiog. Man iš tikrųjų ir kilo klausimas, kaip mes galim tirti, tarkim, šiuolaikinės pasakas ir lopšines, kurios iš tikrųjų yra, ne tik parašytos knygose esančios, bet ir toje žodinėje tradicijoje, tai yra pasakojamos. Tai turėtų būti greičiausiai iš vaikų atsiminimų, ar tiksliau suaugusių atsiminimų apie savo vaikystę. Taip, todėl, tarkim, kai rengiau disertaciją, tai kas ir užtruko man labai ilgai, ir medžiagos rinkimas buvo toks, sakyčiau, po kruopelytę ir atsitiktinis. Nes, kaip jau minėjau, rankraščiuose tos kontekstinės medžiagos prie pačių tautosakos tekstų labai retai pasitaiko. Tai gali peržiūrėti labai daug rankraščių ir vos ten vieną kitą kažkokį užrašymą. O dažniausiai aptinki kur nors spausdintuose šaltiniuose, kokiuose nors atsiminimuose, pasakojimuose. Arba dar rankraščiuose, jeigu, tarkim, yra kažkokios tautosakos rinktinės, tai kai kurie užrašytojai tokius įvadus darydavo rinktinės pradžiai. Tai tuose įvaduose kartais gali rasti kažkokios tokios tinkamos medžiagos. Tai žiūrėtume truputėlį plačiau, tu analizavai lietuvių gąsdinimus, bet nebejotinai savo disertacijų ir kitose tyrimuose žiūrėjai, kaip yra jau padaryta, kokie rezultatai kitur pasaulyje. Tai man labai įdomu, ar esi pastebėjus, kad galbūt lietuvių gąsdinimai niekuo nesiskiria nuo gąsdinimų kažkur kitur pasaulyje, o gal kaip tik mes gąsdinam labai išskirtinai kažkaip kitur. Ne, absoliučiai nesiskiria. Tai yra toks bendras reiškinys, paplitęs po visą pasaulį, būdingas tradicinėms kultūroms, visoms be išimties. Tų tyrimų šiaip beje nėra labai daug. Taip, o kaip manai, kodėl? Aš nežinau, yra kartais būna tokios nišinės folkloro sritis. Tai visų pirma, kad tai yra vaikų folkloras, dėl to gali būti, kad tai yra nepatogus folkloras, kad tai yra kažkokie trumpi tekstai, kurie pasimeta kasdienybėje ir jie įsivelia tarsi į tas visas praktikas. Aš apskritai savo tyrimuose vartoju tokį terminą folkloro praktikos, pasiskolintą iš amerikiečių folkloristo Simono Braunerio, kuris, man atrodo, labai tiksliai atspindi. Tai yra visą tą reiškinį, tarkim, gąsdinimų. Tai yra ir pats folkloro tekstas, bet jis yra su visa savo aplinka, ir su atlikimu, ir su veiksmu gali būti, ir su visu poveikiu emociniu, ir kūnišku, ir socialiniu. Tai yra praktika, folkloro praktika, kuri gali pasimesti tiesiog kaip folkloras toj kasdienybei kažkokiai.
Ar tau neknieti pirštai panagrinėti 21 amžių ir būtent tuos grasinimus, bauginimus, žiaurumus, kuriais yra gąsdinami vaikai šiame amžiuje? O gal jau rengi kažkokį tyrimą? Tyrimo dar nerengiu, bet labai reikėtų iš tikrųjų. Aš dabar galvoju apie vaikų gąsdinimus, labai reikėtų tą padaryti, nes pati šiuolaikinių vaikų gąsdinimų medžiagos aš nerinkau. Aš apsiribojau tą tradicinę kultūrą, bet šiaip būtų labai įdomu palyginti. Vytauto Didžiojo universitete viena magistrantė buvo rinkus medžiagą, aš ten sklaidžiau jos medžiagą, tai 20 amžiaus pabaigos, jau 20 pačios pradžios. Tiesiog tie šiuolaikiniai gąsdinimai, bet dabar aš manau irgi viskas labai pasikeitė, jau yra ir per kokių 20 metų, kad tie gąsdinimai tikrai turėtų būti labai pakitę. Na taip, nes anksčiau nebuvo policininkų, kuriais gąsdindavo. Nes dabar kažkaip girdžiu gatvėje, tiesiog praeidama, atkreipiu dėmesį, kad tas policininkas yra tikrai labai skirtingose vietose, regionuose, kad būtent juo gąsdinami vaikai, kad kažkaip toj policininkas tave išveš. Ir man, aš kai išgirdau pirmą kartą savo pakankamai artimoje aplinkoje, tiesą sakant, ir aš galvoju, kodėl policininkas? Kam gąsdinti vaikus policininkų, nes tarsi kaip tik priešingai, kad jie skatinami jų bijoti. Taip. O tarkim, kai jiems prireiks pagalbos, jie bijos jos kreiptis. Bet čia toks iškreipiamas vaiko santykis su realybė. Taip. Nes tarkim, tradiciniai gąsdinimai yra orientuoti neiškreipti vaiko santykį su realybė, o suformuoti jį objektyviai. Tai taip tam pasitelkiamos mitinės būtybės, kurios tarkim neegzistuoja ar ne, bet jos sužadina smalsumą tos mitinės būtybės. Vaikai tada suklūsta, bet jie reaguoja į tą grasinimą. O tarkim, šiuolaikinių gąsdinimų tendencija, kur beje ne tik policininkas yra, numeris 1 yra gydytojai, tikrai, tada policininkai ir dar mokytojai pasitaiko. To nebuvo tradiciniuose vaikų gąsdinimuose, kad vaikai būtų gąsdinami tam tikrų profesijų atstovais. Tai buvo gąsdinami to laikmečio svetimaisiais, ar ne, kitataučiais ir elgetomis, kurie klajodavo, užklysdavo, ten būdavo suvokiami kaip svetimieji, dėl to įgydavo tam tikrą mitinį krūvį. Dabar šiuo atveju, kai vaikas gąsdinamas gydytojų, odontologų, ten seselė, kuri ima kraują, nes skauda, policininkų, kuris kaip ir turėtų būti pagalbininkas, viešosios tvarkos palaikytojas, arba į kurį galbūt kreiptumėsi, jeigu kažkas ištiktų. Ar mokytojas, kuris tau turi padėti mokytis, bet gąsdinama mokytojų. Tai taip iškreipiamas vaiko santykis su realybė ir tie, aš nežinau, policininkai arba ten gydytojai paverčiami kaip maniakais kažkokiais. Ir ne tokia maniakinis požiūris atsiranda į tų pačių profesijų atstovus. Įdomu, dar gąsdina baubu ar ne šiais laikais? Nelabai. Nežinau, nepasakyčiau, nes tą medžiagą, kur aš, sakiau, žiūrinėjau iš Vytauto Didžiojo universiteto, tai ten yra dar baubas. Bet ten atsiranda ir visokie monstras, vampyras, tai jau apie Kalėdų senelį kalbėjau, bet ten ir Grinčas dar atsiranda, kaip ta būtybė, kurią gąsdina vaikai. Tai prasme, kad visiškai transformuojasi tie personažai. O kaip manai, kodėl atsirado toks postūmis nuo mitinių būtybių į konkrečias tikras realybėje egzistuojančias profesijas? Man atrodo, kad apskritai per 20 amžių keičiantis visam gyvenimo būdui, švietimo sistemai, požiūriui į tai, kas yra tikra ir netikra, keičiasi ir santykis su mitologija. Ir aš manau, kad per 20 amžių žmonės visiškai užvaldė tą gamtamokslinę pasaulio sampratą, kaip aš ją pavadinčiau, kur yra toks, nežinau, tikra arba netikra. Jeigu netikra, tai neegzistuoja, reiškia, tai nereikalinga, ar ne? Tai mitinis krūvis po truputį tarsi nyksta arba perkeliamas į visiškai kitokias formas. Tai tarkim, vaikų gąsdinimų transformacijoje aš matau mitinio krūvio mažėjimą. Tarkim, apie kitus tautosakos žanrus, taip nepasakyčiau. Sakmės kaip gyvavo ir gyvuoja. Tiesiog tos mitinės būtybės keičiamos kitomis. Dabar visiškai nesusijęs klausimas, bet žinau, kad esi baigusi biologijos bakalaurą.
Ir man labai įdomu, ar jis tau kaip nors padeda tyriant tautosaką, nes žinau, kad esi rengus pranešimų ir apie varles, apie grybus. Ir ar tai yra kažkiek susijęs su tavo bakalauro išsilavinimu, šitas interesas? Be abejo, taip, čia yra visiškai mano bakalauro tąsa. Žinoma, kai aš stojau į etnologiją, kai norėjau tyrinėti mitologiją, tautosaką, tai tokių planų nebuvo. Tai ištiko atsitiktinai, bet aš tiesiog tada suvokiau, niekur aš nedingsiu nuo tos biologijos savo ir tas tyrimas su varlė man tikrai buvo labai įdomus. Šiaip man labai rūpi, kaip visa reiškiasi aplinkoje biokultūrinė įvairovė, kaip jinai kultūriškai yra suvokiama ir priimama ir kokios raiškos jos yra. Tai nebūtinai varlės. Tai gali būti bet kokie gyvūnai ar augalai ar negyvosios gamtos objektai. Irgi. Su grybais tai irgi gavosi netyčinis toks paklydimas. Įvykęs berods prieš 7 metus. Man jie visada atrodė labai įdomus organizmas, vertas įdėmesnio žvilgsnio ir kai pasigilinau į tą visą su grybai susijusią mitinę mąstyseną, tai tikrai medžiagos ten yra labai daug. Ir prieš 6 metus publikavau straipsnį, bet jo šleifas tįsiasi iki šiol, tai jau virš metų, dar ir kitus metus dirbu bendram projekte su Gamtos tyrimų centro ir Vilniaus universiteto mikologais. Važinėjom po Lietuvą, renkam medžiagą, vien šiemet apklausėm beveik 100 žmonių apie grybus, grybavimą, tai niekur nepabėgau aš ne nuo mitologijos, nuo biologijos, bet taip kažkaip derinu, apjungiu ir... Ar yra gąsdinama kokiais nors grybais, kaip musmirėmis ir taip toliau vaikai? Ne, negirdėjau tokio. Nes atrodo ganėtinai galėtų būti, nes tarsi jeigu gyveni arti miško, tai daugiau musmirių auga, tai kad vaikai jų nerinktų, nesugalvotų paragauti, atrodo galėtų būti koks nors gąsdinimas. Ne, jeigu kalbant apie grybavimą, man labai įdomus reiškinys pasirodė per šias ekspedicijas. Paprastai klausiam žmonių, kaip išmokot grybauti, kas išmokė, arba iš kur išmokot. Labai daug žmonių, kurie labai mėgsta grybauti, jie to neatsimena. Jie negali įvardyti. Ir tai yra taip įaugę į kraują, jie nuo pat mažumės žinojo, ką rinkti, ko nerinkti. Ir tai, kad vaikas prisirinktų musmerių, tai man toks atrodo neįtikėtinas net dalykas Lietuvoje būtų. Bet jos labai gražios. Tai gražios, taip, bet jie... nuo labai anksti jie žino, kad čia nevalgoma, nerenkama. Ir taip. Įdomu, taip. Na ir pačiai pabaigai, matau, kad mūsų laikas visiškai senka. Norėjau paklausti, ką galėtų mums visiems rekomenduoti, nežinau, ką pamatyti, ką išgirsti ar ką paskaityti. Aš dabar galvoju, kuria tema. Jeigu kalbėti apie pasakas, visus ten tuos žiaurumus, reikia jų ar nereikia, tai sakyčiau, kad vertėtų paskaityti Bruno Bettelheim knygą, psichoanalitiko, kuris daug dirbo su pasakomis ir su vaikais. Ir lietuvių kalba yra išversta jo knyga 2017 metais, kodėl mums reikia stebuklo arba pasakų reikšmė ir svarba. Tai čia tokiam, nežinau, galbūt nusiraminimui, kad tie žiaurumai ir smurtas gali turėti savo funkcijas ir kad ten tų bauginimų taip nebijoti. Jeigu kalbėti apie grybus, tai nežinau, dauguma turbūt girdėję Merlin Sheldrake knygą Raizgus gyvenimas ir lietuvių kalba išleista, kad tikrai verta. Ir neseniai pasirodė 2 latvių ir mūsų lietuvių mikologės Redos Iršėnaitės Didžioji Lietuvos grybų knyga. Čia daugiau negu prieš mėnesį ir prieš 2. Tai labai geros kokybės ir nuotraukos ir ten tie aprašai, tai verta. Nežinau, aš galvoju apie folklorą ir jeigu tu sakai, ką pamatyti, ar ne? Tai čia gal bus ir tokia reklama, bet čia nieko tokio asmeniško. Aš galvoju irgi apie tuos šiuolaikinius folkloro įprasminimus ir kada jis matomas, kada nematomas. Tai mane taip visai maloniai nustebino
berods pernai ar metų pradžioje, aš neatsimenu, kada tai pasirodė Vilniaus Lėlės teatre spektaklis Myslės, kur visas spektaklis yra pastatytas iš mįslių, smulkiosios tautosakos, tos trumpųjų žanrų tautosakos mįslių ir šiek tiek priežodžių yra. Bet ten aišku vaikams skirtas, bet toks buvo visai malonus nustebimas, kaip galima pagyvinti, įprasminti tautosaką šiandien. Na, aš dar galėčiau pridėti kaip vieną iš rekomendacijų Vitos straipsnius, kuriuos tikrai galite rasti internete, taip pat ir jos disertacija Vaikų mitinės baimės lietuvių folkloro praktikose. Viskas yra viešos prieigos, tad pasigūglinkite ir viską rasit. Tai ačiū labai Vito už pokalbį. Ačiū. Taip pat dėkojame ir Start FM studijai, priglaudusiai mūsų pokalbius bei visiems klausiusiems. Linkim jaukaus šventinio šurmulio ir iki kitų kartų.